kurie pagrinde dauguma jų susiformuoja iki mums yra 7 metai. Tai mano dukrai dabar yra 7 metai, tai aš žinau, kad aš didžiausias dovanas ir nedovanas jai jau atidaviau. Aišku, po to jinai savo laisvę valia gali jas keisti, kas yra didžiausias dalykas, didžiausia dovana mums kaip žmogui, kad mes galim bet kada tai keisti, jeigu mes to norim. Tai tie vidiniai įrašai yra tos programos automatinės, kurios tupi mūsų pasąmonėje ir reguliuoja 95% mūsų gyvenimo. Ką darė, tyrinėjo pasaulį mergaitė, ar ne? Ir tai buvo tas emocinis ryšys su tėčiu kažkoks toks ant ribos, o vaikui labai svarbu yra priklausyti savo bendruomenei, tą meilę, dėmesį. Ir ten tėtis kažką labai sukritikuoja, kad jinai kažką ten suklydo, ne tai padarė, nors iš tikrųjų jinai nesuklydo, o tiesiog bandė, ne? Bandė atrasti, bandė išmokti. Ir jinai nusprendė, tam tokiam stipriam kažkoks atstumimo jausmas įvyko ir jinai nusprendė, kad aš negaliu padaryti klaidos, aš turiu viską daryti tobulai. Ir tada jinai 40 metų ir jinai daro prezentaciją darbe ir milijoną kartų tikrina, ar nėra klaidos. Ir jeigu jinai pristato, atsisuka ir yra klaida, jai tiesiog išmuša tas pats jausmas grįžta kaip tada, kad tėtis atstūmė. Nors laikas yra kitas, emocija yra ta pati. Jis tokių nesąmonių kartais prigalvoja. Mums atrodo, kad turi kažkokia būti loginė seka, kaip tas vidinis įrašas atrodo. Ten labai nelogiškų dalykų daug yra. Ir gali būti sugalvojimas, aš turiu būti didelė, stipri apsiginti. Ar berniukas didelis, stiprus apsiginti. Ir ką daro, protas sukuria taip tavo gyvenimo būdą, kad tu tiesiog valgytum nesustodamas ir augintum svorį ir būtum didelis. Mato santykius šeimoje nekokius, kad ir tėtis ir mama kenčia santykiuose. Tai toks susiformuoja, kad santykiai lygų kančia. Ir tada protas ieško to, kas pažįstama. Tu susirasi tokius santykius, kurie tau bus kančia.